Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad jūsų tiek daug. Galvojame, kad pasikalbėsime ir pasidiskutuosime čia gražiai susėdusios ratelėje. Ir taip pat kvieščiau įsijungti visus atėjusius į diskusiją. Na, o mano vaidmuo dabar tai šiek tiek pristatyti problematiką, nes tema iš tikrųjų yra paini ir tiesą pasakius, kai išgirsti tokį klausimą, kuris beje iškilo čia, šiame muziejuje. Beveik prieš metus, planuojant Kijevo skaitinius Vilniuje, iškilo toksai klausimas, o kaip atpažinti graikų apeigų katalikų ikoną? Kaip atpažinti unitišką ikoną? Šito žodžio daug kas bijo, aš nebijau. Aš manau, kad šito žodžiu reikia didžiuotis, nes yra žmonių, kurie už tai paaukojo savo gyvybę. Kalbu apie Juozapatą Kuncevičių. Unija, vienybė, tai buvo jo misija. Tai savo trumpą įvadą į diskusiją pavadinčiau taip. Pabandykime pamatyti kažką tikrai unitiško, ką tikrai galima atpažinti ir pasakyti, o taip, tai yra unitiškas paveikslas arba unitiška ikona. Ir pamatykime tą visumą, problematiką, kaip iš tikrųjų yra sunku ją atpažinti. Klausimas yra kitas, ar išvis ją reikia atpažinti ir iš ko ją išskirti, iš Romos katalikų bažnyčios dailės, ar atskirti galbūt nuo stačiatikių ikonos. Čia yra kiti klausimai, verti atskiros diskusijos, kaip ir atskiras klausimas būtų, kas tai yra ikona, kas tai yra paveikslas, ar tai tas pats, ar ne. Taigi, noriu pristatyti labai įdomų paveikslą arba ikoną, tai yra ant drobės tapytas kūrinys. Jisai visai neseniai atkeliavo į Krokuvos nacionalinį muziejų ir jo darbuotojas Miroslavas Kruk aprašė jį ir sako, taip, tai jį reikia priimti, jis yra labai svarbus, jis turi būti mūsų muziejaus viena iš didžiausių vertybių. Ir tai yra tikrai unitiškas paveikslas arba ikona, bet nežinome jo kilmės. Dabar kurgi mes matome, kad tai yra tikrai iš unitiškos aplinkos atsiradęs paveikslas. Žvelkime į vidurį. Na, pirmiausia, mes stebimės, kiek visko yra daug ir net pažįstame siužeto. Kas tai yra? Ar tai Marijos dangun ėmimas? Ne. Vainikavimas, karūnavimas? Ne. Jinai stovi ant gaublio, primintų apokalipsės moterį, bet jinai stovi ant gaublio, ne ant pusmėnulio. Tokia alegorinė, sumišusi simbolinė kalba, tai čia yra laikmečio kalba, tik tai gal šiek tiek padidinta. 17-18 amžiuje žinome, kiek buvo to alegorizmo, kiek jisai vystėsi. Apačioje matome altorių. Ir po altoriumi, žmonės, tokie nagi žmonės primena mums iš katalikiškos dailės skaistyklose kenčiančias sielas, bet jos yra ne debesyse, jos yra ugnyje. Štai čia viena siela angelas, galbūt angelas sargas veda jau su baltu drabužiu, o kitoms sieloms baltas drabužis duodamas, tai mums aišku kyla asociacijos su tuo baltu krikšto rūbu, su svečio rūbu dangaus karalystėje, galvojame apie išganimą ir galvojame, kaip arti mergelė Marija švenčiausios trejybės. Tačiau šitas siužetas tikrai reikalauja dar išaiškinimo, į ką norėtųsi atkreipti dar dėmesį, grįšiu atgal, kad jisai yra visas vaizdas. Visas paveikslas yra sukomponuotas kaip ikona, yra ta centrinė dalis ir yra kraštai, kuriuose pavaizduoti 3 konfesijų šventieji. Taip pats autorius įvardijo šitą ikoną dangaus vartų ikona ir 3 konfesijų šventųjų apsuptyje. Na ir žvelkime, kokie tie šventieji. Čia vertikaliai suporavau, nes iš tiesų jie ir yra taip poruojami, skaitomi iš kairės į dešinę. Taigi, šventas Juozapas ir šventas Dismas. Juozapą mes atpažįstam, gal sunkiai čia matosi, bet Juozapas laiko pražydusią šakelę, mums įprastas, katalikiškoje dailėje įprastas švento Juozapo atributas. Šventas Dismas gal mažiau žinomas katalikiškoje dailėje. Tai yra tas gerasis nusikaltėlis,
Jis turi vardą, bet jis turi vardą, įprastą vardą, būtent stačiatikių dailėje, mes mažiau jį žinome. Po to šventas Joakimas ir šventa Ona, tai yra Dievo motinos tėvai. Kita pora šventųjų, jau po du, tai šventas Nikitas su šventu Jurgiu. Šventą Jurgį, kaip pirmųjų amžių karį, kankinį mes žinome gerai, o šventas Nikita mums yra mažiau pažįstamas, taip pat karys. Šventa Kotryna su šventa Barbora, dvi kankinės. Toliau šventas Teodoras ir šventas Teodetas, čia dar reikėtų išaiškinti, ir šventas Andriejus Bobolė, Baltarusijos globėjas, jo relikvijos dabar Varšuvoje. Šventas Nepomukas su šventuoju Steponu viena pora ir kitoje pusėje šventų moterų pora, šventa Jona Šantalietė ir šventa Marija Magdalietė. Įdomios tos sąsajos, kas jas sieja, tie gailestingumo darbai, kaip Magdalietė ėjo aplankyti mirusio Kristaus kūną, taip Jona Šantalietė darė savo gailestingumo darbus. Na ir apačioje šventas Pranciškus Salezietis su šventu Stanislovu Kostka ir šventas Kozma ir šventas Damijonas. Tai matome ir jezuitai, čia yra ir stačiatikių šventieji, katalikų šventieji įprasti, na ir dar viršuje ir apačioje yra kiti šventieji. Šventas Jonas Krikštytojas, viršuje skaitau iš kairės į dešinę, šventas Andriejus, šventas Petras ir Paulius, apaštalai, šventas Tadas su savo tributu, evangelistas Matas, šventas Anupras. Jis yra ypatingai gerbiamas unitų aplinkoje. Žinome, bazilijonai, jie laikėsi griežtos askezės, buvo vienu metu ir misionieriai, ir tokie kontempliatyvūs vienuoliai. Ir šitas Egipto atsiskyrėlis buvo jiems labai artimas. Apačioje regime šventą Antaną Paduvietį. Literatūroje minima, kad šventas Antanas Paduvietis buvo toks mylimas bazilijonų, kad netgi buvo jo ikonos, kurios komponuotos bazilijonų ikonostasuose šventinėje eilėje, apatinė eilė. Toliau matome šventą Jozapatą su savo kirviu, kaip neseniai šitoje salėje kalbėjo Rūta Janonienė, su savo tributu kankinystės. Jisai vaizduojamas su kitu vyskupu, su vyskupu Mikalojum. Na ir centre 3 Kapadokijos tėvai. Daugiau jie būtent stačiatikių ikonose sutinkami, bet taip pat ir unitų. Šventas Bazilijus Didysis su šventuoju Grigalijum Nisiečiu ir šventuoju Jonu Auksaburniu. Na ir šventųjų eilę užbaigia Kijevo Pečorų Lauros įkūrėjai vienuoliai šventas Antanas ir šventas Teodosijus Pečoriečiai ir šventasis Kazimieras. Taigi šią ikoną pavadino tyrėjas Kruk ne tik Dievo motinos apoteozė, ne tik trijų konfesijų šventųjų apoteozė, bet taip pat ir abiejų tautų respublikos apoteozė. Nes matome, tai yra tie šventieji, šventas Kazimieras, šventas Andriejus Bobulė, kurie reprezentuoja mūsų abiejų tautų respubliką. Tai yra mūsų šventieji. Anaiptol ne visose ikonose yra šventas Jozapatas. Tikrai yra arba jų labai mažai, arba mes net nežinome jos ar išlikusios, jų tikrai buvo, jos buvo naikinamas, kai po trečiojo ir po visų kitų abiejų tautų respublikos padalijimų. Bet kai kurias ikonas, netgi nežinant jų kilmės, ar tai iš stačiatikių cerkvės, ar tai iš unitų cerkvės, galime atpažinti iš tokių nedidelių detalių, pavyzdžiui, įrašų. Ir štai čia matome Kristaus gimimo ikona, tokia liaudiška, ir be būdingo ikonoms įrašo ISHS virš kūdikio, čia nelabai matosi, nusileidžia Betliejaus žvaigždė, kurioje Kristaus vardas su mums įprasta katalikų bažnyčiai kristograma IHS raidės. Taip pat Kristus soste arba Deesis
Kristus su švenčiausia Dievo motina ir Jonu Krikštytoju šonu, taip vadinasi šita kompozicija, kur aplink sostą stovintieji maldauja, užtaria, o Jėzus Kristus laimina. Ir apačioje matome taip pat lotyniškais rašmenimis užrašyta mums įprasta Marijos monogramą. Unitiška ikona, mes ją labai dažnai tapatiname su liaudiška ikona, nes joje labai daug pasireiškia tokių nacionalinių bruožų arba kažkokių tai elementų iš aplinkos, iš artimiausios aplinkos, tai yra netgi buities. Ir štai čia yra Maloritų meistro, tos vietovės meistro nutapyta Dievo motinos gimimo ikona, 17 amžiaus ikona. Didžiausia figūra yra šventos Onos, kuri ilsisi, apačioje pirmame plane vyksta visas veiksmas, mergelė Marija pribuvėjų prausiama, štai čia ir paraleliai ir ją jau globoja Juozapas ir Ona, čia ikonoms būdinga kalba, keli laikai iš karto, keli pasakojimai iš karto, tačiau galima išskirti tuos nacionalinius bruožus. Tai visų pirma, tipažai, veidai, jau jie nebėra bizantiniai, jie yra netgi ir tapybinėmis priemonėmis naudojama visai kita technika. Įsižiūrėjus galima pamatyti ir potėpius, matom, kad veidai modeliuojami šviesotamsa, labai išviesinti, kaip minėjau, tipas ir netgi drabužiai. Vos ne tautiniai drabužiai, liemenės, sijonai, prijuostės. Tuo tarpu, kai Ona, atkreipkime dėmesį, dar vis su bizantišku arba antikiniu drabužiu, apsiaustu. Kita detalė arkangelo Mykolo rankose yra sfera, būdingas atributas ikonose. Toje sferoje yra užrašomas arba Mykolo vardas, kas reiškia kas kaip Dievas, arba Jėzaus Kristaus vardas. Ir štai čia Jėzaus Kristaus vardas užrašytas tokiu pačiu būdu kaip bazilijonų herbe. Lygiai toks pats įrašas yra viršuje, virš to liepsnojančio stulpo bazilijonų herbe. Taip pat galima keli žodžius tarti apie pačią išraišką. Arkangelas Mykolas vaizduojamas labai panašiai, kaip jeigu dabar nueitume dar suspėtume Taikomosios dailės muziejuje vykstančią Ukrainos sakralinės dailės parodą iš Kijevo Pečorų, tai labai panašiai Arkangelas Mykolas vaizduojamas ir Arkangelo Mykolo susirinkimo ikonoje, tik tai ten, aišku, kitas profesinis lygis, meistrystė, ta amatininkystė, aukščiausias lygis. Štai čia yra šiek tiek supaprastinta, šiek tiek toks vėlgi liaudiškesnis galbūt tipas. Ir visa apdaila čia yra labai būdinga Baltarusijos, Ukrainos ikonoms, neskirstant į unitų, stačiatikių, rėmas puoštas su tokiais brangakmenių imitacijomis, taip pat ornamentika. Tai visas tas turtas, tokia mažorinė spalvų gama, būdinga ir Baltarusijos ir Ukrainos ikonai, ir tuo pačiu unitiškai ikonai. Ir tokio greituoju būdu pabandysime peržvelgti vieno tipo, kaipgi tie skirtumai pasireiškia arba nepasireiškia to paties tipo ikonose. Tai čia yra Hodegetrijoje Dievo motina kelrodė ir jos potipis pats pirmas Dievo motina nevystantis žiedas. Jėzus Kristus rankoje laiko gėlės žiedą. 17 amžiaus pirmosios pusės ikona. Koks tai laikas? Taip, dar yra unija, galima sakyti, neįsitvirtinusi. Mes žinome, 1620 metais atkuriama stačiatikių Kijevo metropolija. Tuo pačiu metu veikia čia pat ir unitų metropolitas, ir stačiatikių, tokia, šiek tiek košė. Cerkvės pereina iš vienų rankų į kitas. Bet štai čia yra jau unitiška ikona. Tiesą pasakius, ji turbūt nesiskirtų nuo stačiatikių, bet yra vėlgi viena detalė,
kuri šiek tiek mums padeda vėlgi ją priskirti prie unitų. Tai įrašas. Kristaus vardas yra užrašytas slaviška S, raidė slovo, taip, lietuviška C būtų, pakeičiant į graikišką sigmą. Tai nereiškia, kad stačiatikiai negalėjo taip užrašyti, bet vis dėlto, jeigu žiūrint labai daug ikonų, vis dėlto unitiškoje aplinkoje tos graikiškos raidės jos užsiliko ilgiau. O štai čia jau yra stačiatikių ikona. Drohičinas niekad neperėjo į unitų, netapo unitišką parapiją. Čia matome iš vienuolyno cerkvės ir tas pats tipas, tai yra hodegetrija, Dievo motina hodegetrija ir netgi apačioje matome mums taip įprastą donatoriaus figūrą, klūpintis žmogus, aišku, jis taip pavaizduotas tam, kad už jį melstųsi ir fundacinis įrašas. Ir tai yra ikonoje, stačiatikių ikonoje. Vėl stačiatikių ikona, to paties tipo, kalbama, kad kai buvo priimta Bresto unija, stačiatikių brolijos ypatingai daug dėmesio skyrė to pirmojo, ta 17 amžiaus pirmojo pusėje, savo tokia tapatybei išsaugoti, vėl bandė atsigręžti į tą bizantinę tradiciją, kalbant apie ikonas, apie bažnytinę dailę. Ar jai pavyko, kažkokios pastangos matyt buvo, bet tikrai tas visas kultūrinis fonas, keli šimtai metų tradicijos prieš tai tikrai padarė savo ir tikrai nedaug kuo skiriasi šita stačiatikiška ikona nuo unitų. Ir štai yra graikų apeigų kataliko tapytojo Jobo Kondzelevičiaus tapyta ikona, taip pat Dievo motina hodegetrija, kelrodė Dievo motina. Čia Ivan Almes kaip tik tai kalbėjo apie Maniavos kitą, šita ikona buvo skirta būtent jam, šiam vienuolynui, išsaugojusiam tokias graikiškas tradicijas. Ir galima palyginti, kaip atrodo Drohičino Dievo motinos ikonos veidas ir Jobo Kondzelevičiaus tapyta, tai yra stačiatikių ir unitų ikona. Atrodo netgi tipažas tas pats ir jeigu būtų tik geresnė kokybė ir galėčiau labiau priartinti Marijos veidą, pasakytume, kad galbūt net ir to paties tapytojo darbas, tik skirtingi laikotarpiai. Iš tiesų, skirtumas yra daugiau negu 50 metų. Labai ryškus unitų tapybos centras dabartinės Lenkijos teritorijoje buvo ribotičiai. Yra toks terminas ribotičių meistrai. Tai daugiau tokia provincijos kūryba ir išliko ikonų tikrai nemažai, tačiau kiek ji buvo paplitusi, kiek tos ikonos buvo paplitusios, galima tik tai spėti. Yra inventoriai, yra archyvų žinios, kur labai dažnai minima ribotičių meistrų darbo. Bet taip pat ir rašoma, kaip vizitacijų metu vizitatoriai tiesiog reikalaudavo, prašom pašalinti iš cerkvių, tai yra unitų cerkvių, šitos bjaurias maliavonės. Tiesiog primityvesnė tokia tapyba, paprastesnė. Ir kai kas pašalino, kai kas pakeitė, bet daug kur ir išliko. Ir dar norėjau vieną parodyti to paties tipo atvaizdą. Jis yra taip pat minėtoje parodoje, kur mes nežinome, ar tai yra unitų ikona, ar tai yra stačiatikių ikona. Ikona atvežta iš Kijevo Pečerų Lauros, bet kokia jos kilmė, kol mes nežinosime, kokioj cerkvėj ji buvo, iš kur jinai atkeliavo, galim tik spėlioti. Nes pati plastika, pati aplinka, visa raižyba, tos skulptūrinės detalės, skulptūrinis ornamentas, jis buvo būdingas visoms cerkvėms ir tiek unitų, tiek stačiatikių cerkvių ikonoms.
Na ir pagaliau bažnytinio paveldo muziejuje saugoma ikona. Tojana Račiūnaitė ją pavadino unitiškoji Dievo motina. Ir tikrai yra detalių, kurios kalba, tai negali būti stačiatikių ikona, kad ir laiminimo gestas. Tai net nėra gestas, ta įprastinė ikonoje prasme, nėra laiminimas Kristaus vardu arba nėra kažkoks antikinis gestas, tiesiog atviras į mūsų atsuktas delnas, kaip mes esame pratę katalikų bažnyčioje. Tuomet taip pat ir aureolės labiau primena katalikų paveiksluose tokias šviesos spindesius aplink galvą, bet tikrai ne stačiatikiams įprasta kanoninė aureolė, kuri be to turi būti Kristaus aureolės su kryžma, kurioje įrašytas Dievo vardas. Ir kas įdomu, kad čia yra klausimas, ateities tyrimams šita ikona buvo peržiūrėta, buvo atlikta, rentgenas ir parodė, kad po ja buvo Čenstakavos Dievo motina. Tai yra labai įdomu, kodėl Čenstakavos Dievo motina reikėjo pakeisti šituo atvaizdu 17-18 amžiuje sandūroje. Kodėl? Dar įdomesnis dalykas, ką pastebėjo Tojana Račiūnaitė, kad būtent šio tipo paveikslai arba ikonos, ką mes žiūrėjome ir galima tiesiog pasižiūrėti, baltas Jėzaus drabužis, šviesiai raudonas apsiaustas, drabužis perjuostas tokia juostele, raudonas maforijus, tradiciškai Dievo motinos. Šio tipo ikonos, jos dažnai vadinamos Vilniaus Dievo motina. Nors mes žinome, kaip atrodo Vilniaus Dievo motina ir Vilniaus hodegetrija, apie tai Rūta Janonienė rašė ir kalbėjo čia šitoje salėje. Ir mes galime nueiti pažiūrėti jos kopiją iš Švenčiausios Trejybės bažnyčią. Bet tuo tarpu jinai turi ir šitą vardą, ypač Baltarusijoje, taip pat ir Rusijoje. Dievo motinos ikona, ir tai yra paskutinė ikona, kurią norisi pristatyti, gailestingumo vartai. Ir čia norisi atkreipti dėmesį, kokia tai yra reikšminga, koks yra reikšmingas unitiškas paveldas katalikų bažnyčiai. Ji visą laiką buvo unitų cerkvėje Lenkijoje. 18 amžiaus pabaigoje ji buvo pripažinta kaip stebuklinga, vadinasi, prie jos vyko išgijimai, stebuklai. 20 amžiaus pabaigoje šventas popiežius Jonas Paulius II ją karūnavo. Ir 2015 metais popiežiui Pranciškui prašant, būtent ši ikona atkeliavo į Vatikaną ir dalyvavo gailestingumo metų atidarymo ceremonijoje. Virš jos matome įrašą, seną įrašą, bažnytinė slavų kalba, senąją slavų kalba, gailestingumo vartus atverki mums. Tai tiek būtų iš mano pusės. Mes kalbam apie, žiūrėdami į 17-18 amžiaus religinius atvaizdus, sukurtus graikiškoje tradicijoje, kaip tai bebūtų, bizantiniai, kuri buvo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėse kelis šimtus metų iki unijos. Taigi šitas graikiškoje tradicijoje, kuri pačiam unijos akte ir unijos siekiama išsaugoti. Tai yra svarbus dalykas unijos priėmime. Tai yra tapatybės dalykas. Mes matom kažkokius, sakysim, tokius dalykus, kuriuos pirmiausiai galima būtų vadinti antriniai ženklai, kad tai buvo jau unitų cerkvei ar unitų bažnyčioj. Iki 18 amžiaus būtų įdomu pakalbėti apie tai, kokią dalį sudaro dizunitai. Jūs čia minėjot kai kurias, kurie tikrai niekada nebuvo priėmę unijos, tai yra ta dizunitiška tokia tradicija. Bet kai bažnyčios istorikai vis tik tai man kyla klausimas, o žiūrint į tai, kaip skiriasi katalikybė nuo protestantizmo,
kiek laiko trunka konfesionalizacijos procesas. Be abejonės, čia mes irgi turim reikalą su konfesionalizacijos procesu, su aiškia konfesionalizacija, tai yra atskirimu ir atsiskyrimu. Bet šiuo atveju yra keli tokie, tai yra katalikų bažnyčioj, ta konfesionalizacija labai aiškiai yra centralizuota, yra siekiama nubrėžti ribą, kad ir yra visa eilė normų, nebendravimo ir taip toliau. Šituo atveju, ir klausimas šiuo atveju jums visoms trims, ar jūs žinot nors kokį šaltinį rašytinį ar kažkokį, kur būtų kažkokie klausimai, ar čia yra mūsų ikona? Mūsų, ta prasme, dizunitų arba unitų. Jau nekalbant apie Vilniaus Odegitriją, kuri, tai yra, mes matom, ta pati stačiatikiška ortodoksinė tradicija, kuri yra, ji yra visa unijoje. Niekas nėra išmetama iš tos tradicijos. Kitas dalykas, man ir dėl pirmo paveikslo kilo toks klausimas, o kuris šventasis ten yra grynai stačiatikiškas ir tik stačiatikiškas? Yra toksai? Ne, bet būtent kur yra tai yra šito laiku, kur yra ta dizunitinė pusė, kur mes galėsim sakyti, kad šitas šventasis yra jau dizunitų ir ne unitų. Čia geras klausimas, nes galėčiau sakyti, kad Teodosijus ir Antanas Pečoriečiai, bet jie, man atrodo, abudu gyveno dar iki didžiosios schizmos. Tai kaip ir nėra tokios atskirties. Tai va ta teorija apie čia trijų konfesijų šventuosius, man atrodo, eina truputį per kalną. Ir čia daugiau, dar sakyčiau, tos gana lenkiškas požiūris. Na taip, lenkų tyrėjų ir remtasi. Tai va, klausimas, nes tada tos konfesijos be abejo, jos daugelio poros nesukeria, bet tradicija yra bendra. Tai yra nėra taip, kaip pavyzdžiui, liuteronai faktiškai atmeta ir tik dabar grįžta prie senosios tradicijos, bendrosios iki Europos, iki lotynų bažnyčios schizmos. Jie paskui suranda visą tai, kas buvo iki schizmos. Pavyzdžiui, liuteronai dabar tikrai jau pripažįsta, kad tie šventieji, bet kadangi jie visiškai atmetė šventųjų kultą, ir dar priklauso kaip kur. Tai tada ten skirtis jau visiškai aišku. Atvaizdai, nekalbant apie tai, kad reformatai naikina atvaizdus, tai čia viso šito nėra, mano manymu. Ir atvaizdų karų nebuvo rytietiškoje tradicijoje. Jeigu kas žinot, kitaip prašom kalbėti. Ir tada man klausimas yra, o kalbant apie raišką, tai čia man atrodo, mes tokius... Žinoma, žadėjimų velnio advokatų vaidmenys, dėl tos vadinamos unitinės ikonos. Nes buvo ikonos, bet gali būti, kad netgi tie patys meistrai tapė ir unitams, ir dizunitams, jau taip naudojant vietinę terminiją. Bet vis tik tai jūsų pranešime buvo labai daug įdomių klausimų ir va vienas dalykas tos tradicijos, tada atlikimo lygių, vietinių mokyklų. Irgi, jeigu žiūrėti į jau po tridentinę katalikybę, tai dažnai irgi girdisi kai kurių, čia nebūtinai Lietuvoje, kai kurių vizitatorių sakymas, kad taip jau bjauriai numuliavotas daiktas, kad reikėtų pašalinti iš bažnyčios. To ir skiriasi religinis ir bažnytinis menas. Bažnyčioje vis tik tai turėtų būti verto lygio, kur jau nebent visiškai nesugeba. Tai man klausimas jums visoms trims, kaip jūs žiūrit į tą unitinę ikoną, kaip jūs ją atpažintumėt ir aplamai, ar čia yra problema. Nes ar yra problema tik tai muziejinė, atpažinti atvaizdus, kurie buvo unitų bažnyčiose, ar yra kažkoks toks reiškinys religinio meno, kuris yra jau grynai unitinis. Tai va čia būtų klausimas jums tada, ir aš dabar užsičiaupiu.
Diena, aš pirmiausia norėčiau galbūt pokalbį pradėti atkreipdama dėmesį į būtent vietinę abiejų tautų Respublikos stačiatikių ikonų tradiciją, kuri tikrai gerokai skiriasi nuo Maskvos ir būtent čionais buvo labai jau nuo Renesanso laikų, nuo 16 pabaigos, 17-18 amžiuje labai buvo ryški vakarų dailės įtaka, tai tie patys auksuotifonai, taip pat atsiranda tos realistinės detalės, galima matyti ir peizažinius fonus, augalus, labai pamėgta irgi, jeigu ten visa ta maskvietiškoji, bizantiškoji tradicija, tas asketizmas, tai čia atsiranda ir puošnumas, ir visi augaliniai motyvai, ir drabužių. Ir netgi noriu pasakyti, kad ta mūsų abiejų tautų Respublikų stačiatikių tradicija visai kita linkme. Ir kai jau atsirado tokia, aš pati jau nesu labai gera būtent šitos srities žinovė, tačiau perskaičiu tokį labai įdomų faktą, kad kai po unijos pirmasis Lvovo vyskupas atkreipė dėmesį būtent į tą mūsų vietinių stačiatikių dailės vakarietiškumą, ar būtent tą bizantiškos ir vakarietiškos tradicijos susiliejimą ir negi kaip vieną argumentą unitams, kad pas mus jau ta senai tokia tradicija yra ir kad faktiškai stačiatikiškoji ir unitiškoji ikona yra ta pati ikona. Vienintelis jau toks, man atrodo, Jurgitos minėtieji tie lotiniškiai intarpai galbūt iš tiesų yra labiau tai unitiškai ikonai būdinga, kadangi iš tiesų jinai labai, ypač laikui bėgant, ta tradicija labiau sukatalikėja, net ir atsiranda net ir altoriai, ko šiaip jau neturi stačiatikiai, tik tai ikonostasai ir kitos vakarietiškos detalės. Tačiau, man atrodo, galbūt dar vienas toks skirtumas galėtų būti pasiriškiausias ikonografinis, kuris yra labai nedaug. Tai aišku, jeigu Juozapato Kuncevičiaus ikona, tai tikrai jau bus unitiška ir negali būti stačiatikiška, o tokių ikonų tikrai yra buvę ir Vilniuje buvę, net 17 amžiuje, tikriausiai iš Rūtos pranešimai įsidėmėt, kad ir mūsų Švenčiausios Trejybės cerkvėje yra buvusi Juozapato Kuncevičiaus ikona ir kaip tik Rūta ruošė pranešimą apie Juozapato Kuncevičiaus vaizdavimą. Taip pat tose šalyse, tose regionuose, kur unitai išsilaikė ilgiau ir buvo netgi tos vietiniai unitų kankinių ikonos, irgi tokios jau specifinės savo ikonografiją ikonos. Tačiau bendrai spręsti apie tą unitišką ikoną yra labai sudėtinga, ne tik dėl tų, kad iš tiesų sunku apčiuopti tuos skirtumus, kurių buvo ar nebuvo, o kitas dalykas, kad mes tikrai būtent savo toj vietiniai tradicijoje neturim tokios pakankamos medžiagos, kad galėtume kažkokias iš to išvadas daryti, kadangi po unijos panaikinimo unitų ir vienuolynai, ir bažnyčios buvo stačiatikinamos, kūriniai išblaškyti, daug kas sunaikinta, net ir tos vilnietiškos mes, sakysim, ir Švenčiausios Trejybės cerkvės neturime ikonų ir netgi mažai galime kažką ir kažko remintis, kažkokias išvadas ir daryti. Tai tiek, o kitas dalykas vėlgi, aš noriu, kadangi atstovauju muziejų, noriu atkreipdėmės, kad ir mūsų muziejiniai rinkiniai yra Lietuvos labai skurdus, man kažkaip labai apmaudu, kad mes čia neturim, tikrai Vilnius buvo vienas iš tų unitų centrų ir buvo stačiatikybės irgi toks ryškus centras, tačiau būtent vietinių ikonų mes savo muziejaus rinkiniai beveik neturime. Keletas, vienintelė ta, kuri čia galbūt rodės tokia iš Deesos Marijos atvaizdas, manoma, kad galbūt jis dar šiek tiek pertapytas, jau restauruotas per kelis kartus, bet jisai yra buvęs ir jo kokybė, ir dydis, ir jisai buvo padovantas Vilniaus miesto muziejui, yra manoma, kad galbūt vienintelis, kas tikrai galėjo sėti su Vilniumi, o daugiau vilnietiškos tos neturim net ko užsikabinti, kur jie yra. Tai net ir sunku tą visą mūsų turimą medžiagą remintis kažkokias platesnės išvadas ir daryti. Sveiki. Tai dar vieną pastabą, tai pavyzdžiui, tos pačios Švenčiausios Trejybės bažnyčios atvaizdai, tai ten buvo ir Smuglevičiaus tapyba.
Tarp kitko, Smuglevičius labai daug su bazilijonais susijęs. Jis ir Varšuvai darė, ir Lvove darė būtent bazilijonams. Paveikslus tapė, ir tai buvo paveikslai vakarietiškos ikonografijos, ant drobės, ir jie buvo, tarp kitko, taikomi ir altoriams. Na, o kaip jau minėjote ir pačiame klausime, grįžtant prie jūsų užduotos problematikos, tai iš tikrųjų jie yra, tikrai labai didelė. Visų pirmiausia, bent jau iš nacionalinio muziejaus rinkinių galima susidurti su tokiais dviem klausimais, kurie ir kyla iš tos problematikos. Viena vertus, jog tai, ką mes turime sukaupę nacionalinio muziejaus rinkiniuose, atkeliavo visų pirmiausia iš ateizmo muziejaus rinkinių. Ir tie įrašai arba tie duomenys, kurie mus pasiekė, jie yra be abejonės netokie tikslus, o kartais ir sąmoningai iškraipyti arba nutilėti. Kadangi vis dėlto buvo tokia specifika. O kita vertus, mes taip pat turime tokių kūrinių, kurie buvo vienaip kitaip konfiskuoti, pavyzdžiui, ir jie pateko iš muitinės, juos vežant per sieną. Ir tas dar labiau sustiprina tą problematiką, kadangi tuomet nėra aiškus nei duomenys, nei datavimas, nei mokykla. Tiesiog patenka tas tapybos kūrinys kaip nežinomo autoriaus, nežinomo laiko, nežinomas šventasis. Ir tuomet atributuoti jį arba susijęti su tam tikra tradicija yra sunku. Tačiau tai, ką mes turime inventorinėse knygose, vis dėlto irgi užmena tas mįsles, kadangi tam tikrose pavyzdžiuose yra įrašai apie unitiškumą su klaustuku. Ir tuomet, bandant atrinkti tas unitams priskiriamas ikonas, nėra konkrečių bendrų bruožų. Nei siužetas nesikartoja, nei kažkokie konkretūs stilistinės raiškos būdai. Ir tuomet nėra už ko užsikabinti. Irgi norėčiau grįžti prie jūsų klausimo ir apie rašytinius šaltinius. Nelabai ką žinau, bet šitą prisiminiau, kol kolegės kalbėjo. Ir prie to tapatybės klausimo, o kaip vis dėlto, ką jūs sakėte, ar patys unitai, kaip jie, pavyzdžiui, ar įvardino, kad tai mūsų ikona. Šito niekur neskaičiau, bet dabar prisiminiau, kad kai Juozapatas Kuncevičius buvo paskirtas tapo Polocko vyskupu, Polocko katedra buvo kaip tik tai tuo metu po gaisro, tokia apgailėtina. Ir jau tuo metu ji buvo pradėta remontuoti, čia paskiau dar Glaubicas ten išgražėjo dar vėliau, bet yra išlikę tokios žinios, nežinau, kokios patikimos, kad pats Kuncevičius prašė ją ištapyti graikišką manierą. Tai čia vienas dalykas. Dabar prieš kelias dienas Rūta Janonienė atsiuntė tokią nuorodą. Spėjau šiek tiek pasižiūrėti. Vrublevskių bibliotekoje berods Karčevskos perrašyti, neaišku, už ko perrašyta, duomenis apie, vadinasi, stebuklingi Dievo motinos atvaizdai unitų cerkvėse. Toks pavadinimas. Nors ten iš tikrųjų daugiau išvardinta yra įvairių tose cerkvėse esančių spaudinių. Vadinasi, kažkas tai anksčiau jau, dokumentas yra 20 amžiaus pirmąją pusę datuojamas, bet kažkas tai anksčiau jau sudarinėjo sąrašą. Kažkam rūpėjo, kurgi tie stebuklingieji unitų cerkvėse atvaizdai, kur jie buvo. Ir matosi pataisimai, nes tikrai yra netikslumų. Pavyzdžiui, vienas iš netikslumų yra įrašyta Vilniaus švenčiausios
Šventosios dvasios cerkvė, kuri yra stačiatikių ir mes žinome, apie kokią stebuklingą ikoną kalbama. Taigi, tai vadinasi, buvo fiksuojama, bet ar galime įsivaizduoti, tiesiog fantaziją įjungti, juk 17-18 amžiuje, argi galėjo kažkas tai iš unitų pasakyti, kad Počaivo Dievo motina ne unitų, tikrai unitų, taip? Žirovičių, visos stebuklingosios ikonos mūsų, Vilniaus Hodegetrija, Vilniaus Dievo motina, tikrai jinai buvo tokia, jinai buvo papuošta gražiausių rūbų ir jinai buvo visiškai sava. Tai toks buvo supratimas, reikia žiūrėti, koks tas paveikslas buvo tuo laikotarpiu. Čia sąmoningai pristatymą nedėjau ikonų ankstesnių iki Brastos unijos, bet tai tas pats paveldas, juk tos unitiškos cerkvės, jos buvo tos pačios stačiatikių. Ir tik vėliau galime stebėti kažkokią tai kaitą, ypač po Zamostės sinodo, kai buvo pasakyta, kad ikonostasas yra nebūtinas, keičiasi į cerkvių arba unitų bažnyčių, kaip čia reikia sakyti, net nežinau, įranga, keičiasi technologija, atsiranda tie altoriniai paveikslai, bet nebūtinai jie turėjo būti tapyti ant drobės, jie galėjo būti ir ant medžio, dažnai priminė liaudišką tapybą, tiesiog tapė tikrai, kaip jūs sakėte, vietiniai meistrai ir dažnai tie patys meistrai tapė ir vienos konfesijos cerkviai ir kitos, ir stačiatikiams, ir unitams. Kalbant apie stebuklingus arba malonėmis garsėjančius Dievo motinos atvaizdus graikų katalikų šventovėse, tai tikrai ar Žirovičiai, ar Počaivas, tai čia jau mes kalbam, vienas dalykas žinoma yra, kad tie atvaizdai, čia jau tada reikėtų kalbėti ir apie ortodoksų ir katalikų požiūrį į lotynų, ta prasme, graikų lotynų, jeigu sakyti, požiūrį į atvaizdus ir kiek Lietuvos didžioji kunigaikštystėj lotynų atvaizduose yra ortodoksiško požiūrio. Pats atvaizdų kultas, daug mažesnė ta didaktinė, o daugiau tokia sakralinė, sakyčiau, sakralinis santykis su atvaizdais. Bet kalbant apie šitas dvi jūs paminėjot, tai kas yra įdomu, ir čia vėlgi atskiras dalykas, bet čia jau suartėjimas su lotyniška tradicija, bet kartu tai tada būtent tai, kad vis tik tai graikai katalikai yra katalikai, tai graikai katalikai įsijungia labai anksti į romėnišką popiežinį, kaip būtų sakoma, bet iš tikrųjų Šventojo Petro bazilikos kapitulas, stebuklingų, aš naudosiu šitą paprastos atvaizdų iškilmingą pripažinimą, nes prašymas popiežiaus karūnom vainikuoti Žirovicų bažnyčią, Žirovicų vienuolyno bažnyčioje saugomą atvaizdą yra tikriausiai trečias abiejų tautų respubliko. Pirmas yra trečias arba ketvirtas, dabar man reikėtų pasitikslinti kaip tokio, nes pirmas, žinoma, yra Čenstakava, antras yra Trakai, o trečias gal Sapiega, tai tada ketvirtas. Ir užrašyta Vatikano archyve karūnuotų Dievo motinų atvaizdė paprasčiausiai, kad vienuolis bazilijonas atvykęs prašė karūnuoti ir jinai buvo karūnuota. Počaiva yra viena iš paskutinių karūnuotų. Jau abiejų tautų respublikoje faktiškai ant valstybės pabaigos. Visiškai paskutinė karūnuota yra Šiluva. Jau po valstybės nebebuvimo. Bet va čia šitas kultas, tai sakyt, kad kaip ateina karūnavimas. Karūnavimo prašymai mūsų žemėse yra ne tik tai dvasininkų, pirmiausiai diduomenės, tai yra dvasininkijos diduomenės ir pasaulietinės diduomenės pastangos ir tai yra prestižo reikalas. Šiuo atveju tai, ką daro, vadinkim taip, unitai, man nelabai šitas žodis simpatiškas, bet jie, kaip ir yra mūsų žemėse, visos konfesijos stengiasi įmanomai būti lygios.
Įmanoma pasiekti tiek, kiek leidžia politika valstybės, tiek pasiekti, pavyzdžiui, tai, kad nes iš čia spekulacija apie ortodoksišką architektūrą, kalvinistinę architektūrą ir katalikišką architektūrą bažnyčių, mano manimu, yra didelis nesusipratimas iki XIX amžiaus, todėl kad kadangi čia leidžiama statyti kulto statinius visoms konfesijoms, kad jos būtų kaip kulto statiniai, tai tokie jie yra ir statomi. Niekas nenori statyti taip, kad neatrodytų kaip bažnyčia. Ten klausimas yra raudonosios linijos mieste ar panašiai. Tai čia dar vienas dalykas, o ta vakarietiška įtaka, kaip jūs pati ir minėjot, ir aš visiškai sutinku su Dalia, pirmiausiai, žiūrime į ataskaitas, ta prasme atskaitos taškus. Kijevas pirmiausiai, Lvovas be abejonės. Ir tada, kai jau mes kalbam apie unitus, ir čia Darius Baronas šitą labai aiškiai irgi, tikrasis atskaitos taškas per Lvovą yra Konstantinopolis. Unitams lygiai taip pat. Tai va čia tas santykis su tradicija, su tapatybė ir paskui visus ginčius dėl unitų katalikėjimo, kad jie per daug pasidaro, jie pasidaro nebe graikų katalikai, o patys kitos katalikai, lotynai katalikai. Tai toliau jau ta tapatybė, kurią jau reikia eiti iki antro Vatikano susirinkimo arba iki 20 amžiaus, jeigu kas pirmos pusės, bet ypatingai antro Vatikano susirinkimo, kur ta tapatybė atšaukiama. Tai mano dar mažas trigrašis, sakykime, pasikapšius daugiau po literatūrą, aš neradau nei vieno straipsnio, kuris būtų skirtas unitų ikonai. Yra, jeigu žiūrėti angliškai, daugiausiai graikai rašo graikų ortodoksų katalikų ikoną, bet ten yra visai kita prasmė, tai yra graikams katalikybė, tai yra taip kaip ir mums, sakant, visuotinė. Stačiatikių, visuotinė tikrojo tikėjimo ikona, nes ortodoksija tada kaip šitas. Bet užtat pilna yra apie ukrainiečių ikoną ir ta ukrainiečių ikona neprasideda nuo 16 amžiaus pabaigos. Ir faktiškai visi pačių ukrainiečių tyrinėjimai, ir įdomu, kaip čia bus toliau, neskiria unijos ir neunijos. Bet žiūri į mokyklą, nacionalinę, tautinę. Be abejo, nes čia yra ir nacionalizmo ir taip toliau. Taip pat su baltarusiais. Ir ne tik dėl to, gerai, sakysim, baltarusiams sunkiau, bet ukrainiečiai turėjo vakarietišką dalį Šiaurės Amerikos savo ir toj pačioj Romai savo tyrimo centrus. Niekur tenai neatsiranda, ir unijos tyrimo, ne visos graikos, niekur neatsiranda unijinės ikonos tematikos, netgi problematikos. Tai čia viena vertus Vilniuje prasidėjo unija, gal mes čia pradėsim ir šitą temą kast, bet tai, kad apie tai dabar kalbam, aš manau, kad gerai, čia pagrindinės tezės išsakytos, susirinkusi gausiai auditorija, gal turit klausimų, arba protestų, pasiūlymų, savo žinojimo, tai labai prašom, dabar turit tam progą. Tai prašom. Patekdavo. Ne, tai čia, kai ikonas būna vietoj valiutos, linksmaisiais 88-90 kelintais metais, kai jas bandydavo išvežti į užsienį ir parduoti. Tai čia ir Sentikių cerkvės buvo Lietuvoje išplėštos beveik visuotinai, tai čia šitas taip.
Nu, čia jau kitos spalvos arklys santykių ikonos, bet jeigu, čia jau aš galiu irgi imtis atsakyti dėl apreiškimo Dievo motinai. Tai pirmiausia, apreiškimas Dievo motinai yra bizantinis siužetas su tvirta ikonografija. Ir tada jau galima galbūt kalbėti apie tai, bet čia vėl nežinau, ar mes atsirensim į konfesinę, ar tik tai į teritorinę pusę. Be abejonės mūsų dalies ikonose yra lotyniškos ikonografijos įtakos ir variantų. Bet tikrai neteina su katalikų įtaka šita tema ir šita ikonografija, šitas siužetas į dailę ortodoksų. Jinai yra labai sena. Ir tik tai tiek, kad turi gana aiškius variantus. Nėra vieno, yra kokie 2 ar 3 apreiškimo Dievo motinai variantai. Apreiškimas prie šulinio, apreiškimas su verpste. Ir tada irgi, sakant, daugiau gal rečiau, taip kaip mes esam pripratę, bet čia kalbam tada apie daugiau renesansinę, su knyga arba prie klaupto šalia lovos. Čia šitie jau tokie katalikiški, lotyniški motyvai. O tada dėl kriminalų, tai prašom. Taip, kriminalus reikėtų tirti ir turėti dar naują diskusiją, bet iš tikrųjų tas patekimas į muziejus vis dėlto vyko abiem pusėm, ta kriminalinė prasme, ar ne? Juk muitinė rinkdavo ir tas, kurias bandė išvežti, ir tas, kurias bandė, pavyzdžiui, atvežti, tarkim, iš tos pačios Černobylio srities, ar ne? Ir tas, kas pateko iš ten, tai mes neturime kažkokių ypatingų atribucijų ar kažkokių datavimų. Šiek tiek kitokia situacija yra su santykių ikonomis, kurios jau pateko taip pat kriminalo būdu ar ne, bet ne per muitinę, o uždarius arba tiesiog irgi plėšiant, kaip jūs jau ir minėjote, arba tiesiog prievartą iškeldinant tas šventovės. Ir yra minimi ne tik Zarasai, yra minimos ir Anykščių santykių cerkvė, Kaune taip pat pasirodo vienas kitas kūrinys. Tik tiek, kad yra labai sunku atpažinti tuos besikartojančius siužetus, kadangi vis dėlto tas patekimas yra daugiau atsitiktinis, tai nėra tendencija. Ir net jeigu ir pasitaiko žinių apie kažkokią konkrečią santykių ikoną, vis dėlto tai kaip taisyklė jau tapatinama su čia kūrusiu Michailovu, o ne su apskritai tą vietinių meistrų tradicija. Ir kas dar labai svarbu, kad vis dėlto ta trečia, kaip pasakyti, ta trečia koja, tas ateizmo muziejus, jis vis dėlto turėjo daug tų supirkimų, kur tiesiog ateidavo privatų žmonės ir parduodavo kažkokias vertybės labai dažnai už pakankamai nedidelę kainą, arba ta kaina vyravo priklausomai nuo to, kokios medžiagos ten buvo panaudotos. Štai labiausiai vertintos sidabruotos ant ąžuolinių lentų, sukonstruotos ikonos ir vis dėlto tam siužetui arba tai kilmei nebuvo skiriama tiek daug dėmesio, kaip mes jau pradedame tą daryti dabar. Ir tų klausimų vis daugiau iškyla. Reikia manyti, jog turime, bent jau 10 santykių tradiciją sietinų ikonų ir tai būtų daugiau negu unitiškų, spėjama unitiškų arba su klaustuku tai tradicijai priskirtinų darbų. Trumpa replika, Irenai. Nuliūdinsiu. Ne, mes pirmieji šitą klausimą uždavėm. Lenkai mūsų aplenkė.
Nu, bet jeigu tokiu būdu, kaip jūsų pristatytam paveikslą, tai galim sakyti, kad klausimas nebuvo užduotas. Čia toks irgi. Tai publika. Švento Kazimiero bažnyčioje. Nacionaliniam muziejui. Istorijos. Ta prasme, nes mes čia su tais nacionaliniais muziejais kartais painiojamės, nes yra nacionalinis dailės muziejus ir nacionalinis istorijos muziejus. Taip, ateizmo muziejus buvo įrengtas pagal bendrą sovietinį pagrindą ir standartą. Visi jie, kiek jų buvo bažnyčiose. Maskvoje nebuvo, buvo Leningrade, Peterburge dabartiniam, į senajam Sankt Peterburge. Buvo Lvove, labai gražioj Dominikonų vienuolyno bažnyčioje ir pačiam vienuolyne. Bet ten skirtingai nuo Kazimiero bažnyčios, pačioj bažnyčioje ekspozicijos nebuvo. Ekspozicija buvo, tai yra, bažnyčia buvo kaip paminklas, tikrai labai gražius, o muziejus buvo vienuolyne. O Kazimiero bažnyčioje, pati Kazimiero bažnyčia buvo ekspozicijoje. Ten buvo įrengtas inkvizicijos Rusys kriptoj ir taip toliau. Nu, čia atskira, įdomi ir kraupoka istorija, bet mano kartos tai tikriausiai nebuvo vaikų, kurie į tą muziejų nebuvo nuvesti. Aš mokiausi provincijoje, bet kelionė į Vilnių būtinai traukė 2 objektus - Nykštuko kavinę ir ateizmo muziejų. Sakant, pusiausvyrą tokia. Tai va. Bet taip, bet jie tikrai pas juos buvo ir liaudies meno religinio surinkta nemažai, ir kitų dalykų, ir knygų. Ten, bet jie visi objektai, jie buvo naudojami kaip iliustracijos grinai ateistiniai propagandai. Buvo tame kažkokia dalis informacijos apie religijas, bet dauguma buvo tokia gana sunkiasvorė propaganda. Tai čia mes jau tikrai nuklydom, o šiaip taip kalbant apie sovietinį laikotarpį ir visus šitas, tai kadangi aplamai graikai katalikai, unitų bažnyčia buvo uždrausta, tai be abejonės bet kokie jos tyrinėjimai, išskyrus kažkokie istoriniai, tokios istorinės paskalos arba vėlgi ta pati propaganda, tai paprasčiausiai nebuvo jokių sąlygų šito užsiimti. Buvo visiškas tabu. Tai čia jau taip dar pridedant. Tai tikimės, kad jeigu klausimų nėra, tai gal kažką sužinojot šito. Arba manau, kad irgi geras daiktas, kad mes tikrai labai daug ko dar nežinom, arba yra toks